Šiandien vėl Renault Zoe remonte. Tik šį kartą biškį su senesniu varikliu. Čia rodo, kad tiksliau rašo, kad Renault variklis, bet iš tikrųjų čia yra Continentalio variklis 43 kW. Dažnas gedimas, kad nesikrauna. Šiuo atveju čia taip ir yra štai mašinai. Tai vat keisime tą visą bloką. Tik šitam varikliui paprašiau truputėlį, nereikia visą variklį iškelti, biškį greitesnis darbas vyksta. Tai kažką ir pafilmuosim. O jeigu kam reikia tvarkyti tokią mašiną, galite kreiptis. Viskas yra sutvarkoma. Čia jau truputėlį atjunginėjame jungčių, tai čia jungės nuo įkrovimo, nuo statelės šitą fiškę, čia kondicionieriaus, toliau į variklio valdymo bloką ir čia dar jungiasi, tik ją paslėpiau biškį tolyn. Čia jungiasi kondicionieriaus valdymas. Toliau kondicionieriaus saugikliai, bet jie vis nebūna perdegę, nebent jau kažką kondiškę gal trumpintų, gal tokiu atveju. Tai va, toliau į žeminimo jungtis, va, tai jungės iš baterijos. Toliau čia matome tuščia jungtis, tai į saloną eina tienai, elektrinis salono šildymas su tienais, bet šiuo atveju šitam automobilyje nėra. Ir čia eina į pėbą, į jėgos valdymą, kaip čia pavadinti, iš įkrovimo į visą galiau parduodamą į pėbą ir toliau į variklį. Tai va čia dar viena fiškė, tai va tos dabar visas dar atjungsime. Kaip matosi, aušinimo skystis jau išleistas, paruoštas nuėmimai to bloko. Na va, BCB blokas jau nuimtas. Tuoj parodysiu, kaip jis čia atrodo. O kaip ir rodžiu, kad kol buvo nenuimtas, tai trifazis ateina iš įkroviklio, aušinimo žarnos jungiasi. Tai gal kam kodas aktualu. Būtų va toks kodas šito daiktelio. Taip, dabar iš šitos pusės dabar kaip atrodo. Iški parodysiu, kaip čia atrodo tos jungtis. Nu tai va, čia iš baterijos ateina šildytuvas elektrinis salono. Ten nuveina į tą pėbą žemyn, ko tas blokas nuveisi, parodysiu. Čia į žeminimo jungtis jungiasi. Neutralus laidas. Tai va taip. Gal bandysime jį išardyti. Pasižiūrėsime, kas čia viduj. Šiaip mašinytė visai nebloga. Gražiai atrodo. Letniakai 17.
Tai va, o čia tada matome taip toliau. Kaip sakiau, už to krovimo bloko išeina, tai va ateina į šitą į pėbą. Tai visa jau DC srovė. O iš čia jau matosi va 3 fazės. 3 fazės jau eina į elektros variklį jau grinai. O va tas va nulis iš karto tiesiai eina į variklį. Net nebe per pėbą. Tai va, dabar variklį žemai gal čia nebeišeis parodyt. Nu, nebent iš apačios gal pašifilmuosim. Tai va, taip gal pėbą kam nors kodą reikės. Parodysiu. Tai va. Dar iš apačios pasižiūrėsime. Būtent kaip tas variklis čia atrodo. Kontinentalio, ar čia pritrauks kamera. Gal pritraukia, gal nelabai matos. Nu, nesmė vienu žodžiu. Va taip ir skyrėsi čia tie varikliai. Čia senesnė modelė šitas. Nieko ypatingo.